falling apart. Dracula, stealing my heart. Claudine Wolf, you make me holler at the moon. And you're the finest fish in this lagoon. I clear the now, you so beguiled, even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Džeinė Bulitl pristato slaptąjį reportažą. Mūsų vidurinės padarėlių nuotykiai. Šios savaitės laida Nelaimė su moneta. Viskas prasidėjo poilsio kambaryje. Po ilgos dienos budėjimo, monstrų vidurinės koridoriuose, slaptieji padarėliai nusprendė pailsėti per pietų pertrauką. Gulija vos galėjo valdytis. Jai pavyko surinkti visą mirtino grožio monetų kolekciją. Nuostabi kolekcija, Gulija. Girdėjau, kad jos labai retos. Galvoju apie šlikšmonadą, o gal geriau mumijono. Imsiu šlikšmonadą. Padarėliai suprato užduotį. Jie privalėjo grąžinti monetą. Jis ateis įrangė į aparatą. Bet netrukus jų situacija komplikavosi, nes ponas Hekas panoro užkąsti. Manau, metas popietiniams traškučiams. Vampų traškiai, mano mėgstamiausi. Ei, kas čia dabar? Jis atikilo pavojus. Padarėliai turėjo veikti greitai. O, paraliai, pertrauka baigėsi, o aš buvau toks alkanas. Ta diena Gulija atsidarė spintelę ir negalėjo patikėti savo nemirtingomis akimis. Padarėliai ir vėl puikiai susitvarkė, bet reikėjo užbaigti dar vieną darbelį. Vampų traškiai, iš kur jie atsirado? Taip, drąsūs slaptieji padarėliai visada stengiasi padėti. Jie padeda tiek mokiniams, tiek mokytojams.